aš dabar galvoju apie tą motyvą, ar ne? Pagal mano formatą įsitelpa tik tiek, bet aš noriu truputėlį daugiau. Paimti tos įlankos, akmenų, smėlio, judesio žvėrelio ir galvoju, kaip man mažinti tą motyvą, kaip man jį siaurinti, kad man čia nusiskaitytų informaciją, kurią aš ten norėčiau perteikti. Pasiemu teptuką skėdiklio, jį pasidedu čia ir pasiemu kažkokią bendrinę spalvą, kuri galėtų tarsi apeiti. Ir sakau, galėtų būti galbūt truputį ararato, bet kadangi žalio daug, ar ne, tada pasiemu truputėlį melsvo, nes toliau tolinu. Ir pradedu žiūrėti. Lyginu proporciją. Kokio kalnas aukštumo, tas žalias, ir kokio jis mažumo yra su ten tuova. Ir iškart pasižymiu, ar ne? Kokio jisai turėtų būti aukščio, kad atsidarytų vanduo. Ir kaip man čia... Ok, ir matau, kad niekas man čia jau nebetelpa. Tai, ko aš noriu. Gerai, imu kitą variantą. Ieškau dabar kompozicinio, ar ne? Ieškau. Kas būtų, jeigu aš pradėčiau nuo smėlio ir žiūrėčiau, kaip jisai tenais užeina. Tada įlanka. Pasistato kalnas, pasistato kalnas, pasistato kalnas, pasistato kalnas, pasistato kalnas ir tas žalias atvaro kalnas. Ir jisai čia užlenka. Va, turiu daugmaž kažkokią kompoziciją. Jeigu mane nervuoja linijinis triukšmas ir neteisingos linijos, aš galiu pavilgius skudurėlį truputėlį kažką pavalyti. Tada žiūriu, ar man fainai tiek daug dangaus. Gal fainai? Nes kažkaip Kretos dangus yra, toksai, ar ne, įspūdingo mėlynumo. Ir visa kompozicija nusileidžia žemiau, tai reiškia atsiranda svorio, ar ne? Ir galima pradėti žaisti jau kažkokiais bendrais užsimetimais. Labai paprastai pasižymiu, kur bus daugmaž žalesnis kalnas. Pasiemu šaltos raudonos kažkokios, ar magenta, ar kraplakas. Įmaišau truputį melsvo ir truputėlį žalsvo ir sakau, ok, čia bus mano rožinio kalno spalva. Kaip paprasta, ar ne? Tiesiog. Kadangi noriu dėti vandens spalvą, turiu nusivalyti teptuką, pavilgau ir nusivalau, tiek užtenka. Nemakaluoju, ar ne? Pasidedu vėl terpentino ant paletės ir kombinuoju mėlynas spalvas, galvodama apie jų šaltį, bet dar kol kas netamsa. Užsimetu. Gal kažkiek čia patikslinu kokią nors. Tokia yra įgruvėlė, dar va čia, bet galiu pabrėžti tokią tarsi. Atsiranda mėlyna spalva. Viena. Reiškia, jau galime galbūt dėti ir kitą spalvą, pasižymėti. Dabar didelis plotas, šiaip reiktų imti kitą teptuką, bet aš labai tingiu.
nes dar nežinau, ar teisinga spalva. Užsimetu. Ir aš jau turiu skirtumą. Dangus yra šiltas, šiltesnis. Vanduo yra šaltesnis ir jau tamsesnis. Ar ne? Su pirmu tuo užsimetimu. Kad nenervintų kažkokie potipiai, galima vos pašviesinti apačioje. Dedu negražius potepius, nes man visai dabar yra nesmė, koncentruoju dėmesį ties tonų ir spalvų surinkimu. Potipis taps gražus, kai jau eisim 2, 3, 5, 6 kartą aplink, ar ne? Tada truputėlį pradeda nervinti šitą dėmelę ir aš ją užpilkinu. Nu, kažkaip pasislepia, jinai jau nebėra balta. Ir prasideda tikslinimas. Visų pirma, pradedu tikslinti nuo kalno silueto. Susimaišiau raustą spalvą, nes jinai dominuoja. Truputėlį peršaltinu su jau esančiai paletai sumaišytą spalvą, kažkokia dangaus, pavyzdžiui. Ir sakau, gerai, čia bus taip, ten toks aštrukas. Ok, čia vat kažkur gal iškyla jau tas, jisai leidžiasi taip žemyn. Aha, čia tas iškyla, toksai. Matot, jau truputėlį siluetas yra kitoks, negu jau buvo prieš tai užmestas. Reiškia, aš leidžiu užmesti tik bendrybę, nesgi po to tikslinsiu, 100 kartų tikslinsiu, jeigu norėsiu. Nu? Ir dažas jau po truputėlį tirštėja. Gerai, sakau. Gal ten kryptis, galbūt dar tikslės, ar ne? Nieko aš dar nežinau. Vertikalus potipis parodo, kad kalnas stovi. Galiu iš karto ir užmesti, kad čia bus žaliau. Bus žaliau. Dar nėra. Bus. Ir galiu iš karto pradėti mesti. Tamsi vieta to kalno ir aš jį pasižymiu. Dažo sluoksnis jau yra truputėlį storesnis negu pats pirmasis, bet ne visiškai storas, nes aš dar nežinau, kiek aš norėsiu tikslinti spalvą ir tepti ant viršaus, ar ne? Palieku tokią tarsi labiau atvirą galimybę. Žiūriu, ką aš čia turiu. Ir iškart matau, kad yra šita mane labai jau pradeda erzinti per aktyvi spalva. Ir aš vėl ją truputėlį pasižymiu, toną kažkokį tais užmetu, nenuvalius teptuko, nes to žalio pereina ir čia, tik tai pasiemu baltos, ar ne? Kažkiek tais. Pavarau. Ok. Kitas dalykas, kas labai pradeda erzinti, nusivalau gerai teptuką, tai vanduo. Vėl pasiemu mėlynų, pradedu tepti. Pasidedu tą mėlyną spalvą. Ir žiūriu, koks yra santykis su dangum ir su kalnu. Ir matau, kad ją reikės tikrai nusodinti truputėlį. Bet sodinu jau, leisdama buvusiai spalvai truputėlį prakvepuoti. Visą to ultramarino su kobalto sumaišytų neužtepu. Nes aš dar nežinau, kaip keisis apšvietimas, aš studijavau Kretos vandenį 4 ar kiek čia 3 dienas, aš žinau, kaip keičiasi ir koks yra šiltėjimas iš apačios, ar ne, aš jau prastudijavus. Aš palieku galimybę, nes tokios švarios, kur persišviečia, aš jau nebegalėsiu padaryti be lengvumo. Reikėtų labai daug jau tepti sluoksnių.
galbūt matosi ir šitoje vietoje kažkokio žalio momentėlis. Tiesiog parodau. Parodau, kad aš matau. Viskas. Einu į smėlį. Kadangi jau prasudijavom, koksai yra tas smėlis, ir akivaizdžiai matom, kad jisai nėra geltonas, ir akivaizdžiai matom, kad jisai nėra rudas, įsivardinam jo pilkumą ir tiesiog labai greitai pasižymim. Žiūriu visumą, kas čia gaminasi. Niekaip nelimpa šitos spalvos man tarpusavyje. Man jas reikia sujungti. Ir gal per kažkokius jau mažesnės dėmeles aš pradedu junginėti šiek tiek. Susimaišau ochros spalvą, geltona, raudona, ararato žalia. Prašviesinu, prašiltinu gal dar. Sakau, čia kažkokių yra dėmelių. Šiame etape jau pradeda labiau jungtis, negu buvo prieš minutę, ar ne? Kas dar čia šitą motyvą? Reikia nepamiršti, kad yra akmenų. Dėl to čia specialiai ir palieku tuščią erdvę, ar ne? Nes, aš matau tuos akmenis. Jie yra. Ir mes galim juos įdėti. Nuskanuoju, kokio jie yra tono. Ar jie yra tamsesni ar šviesesni už tolimą į kalną. Ir kokiam atstume nuo kalno per vandenį atsiranda. Ir pradedu kažką užsimetinėti. Visų nerodau, išsirenku kokį charakteringesnį judesį kalno, tos akmens. Kažkas užlipa ant čia. Čia tokios dėmelės. Gerai, jos čia bus. Dar čia vienas. Pasižymėjau, kad norėsiu rodyti ir akmenis. Bet kadangi jau yra ir akmenis, matau, kad ir ten yra akmenų. Ir ten yra akmenų. Ir ten truputėlį yra akmenų. Bet kadangi atsiranda akmenis, pradeda matytis ir pipsiukai tokie medžių kažkokie, ar ne? Ir aš padėlioju galbūt būsimą ritmą. Dabar jisai yra margutis ir kad jisai manęs neerzintų tas margutis, jau pasiemu didesnį teptuką, išsivalau paletę. Nes man reikės daugiau spalvos ir jinai turi būti švari. Pasidedu skiediklio, pasiemu šiltesnės spalvos, pasiemu baltos. Ir pradedu raminti dangaus plotą. Jeigu pastebi tokį vieną dalyką, kad aš nedažau, ar ne? Nėra va šito. Nes tas dažymas šiaip laike labai ilgai užtrunka. Kol gražiai nusidažai, dar neaišku, teisinga spalva.
ir tonų. Pasižymiu. Ir kad čia kažkur nebaigta, tai man vienodai dabar šviečia, nes dar tvarkysiu. Galiu iš karto žymėti truputį šiltesnį horizontą. Ant paletės buvo jau pramaišytos šiltos ir aš tiesiog paėmiau tingėdama šitame etape dar ieškoti, nes tikslinsiu vis tiek. Tikslinti tai reikės gerokai. Ta prasme, ieškoti santykio to esamo greta. Galima tam tokio rausvo švelnaus matosi, galima irgi įdėti. Ant kalno galima užmesti potėpį. Čia galima užmesti potėpį. Sujungti tarpusavyje. Nesgi kalnas tai toli yra šalčiau, ar ne? Nėra jokios baimės, jokios spalvinimo, jokios dažybos, ar ne? Nes ašgi žinau, kad įvyks vis tiek grįžimas į kalną. Ir galbūt netgi per kažkokią tikslesnę ten formą. Ir dar labiau tikslinasi. Galima vėl pasimti truputėlį dangaus, čia užtepti. Tas kėdiklis čia. Netyčia paėmiau mėlynos šaltos, man jos nereikia, matot, nuvalau, nes nenoriu padaryti katastrofos didesnės. Nėra taip, kad bet ką tepi, vis tiek kažkaip tais, sakau, čia bus mano dangus. Ir taip ieškant, gimsta tonas, pustonis, iš klaidos, matėt, ar ne? Ne taip kalnas, kitaip kalnas, jisai visai, kad tobulinasi. Taip. Gal kas dar tokio galėtų būti pagal potėpio sistemėlę atitikmuo didesnis ir atsvara dangui, tai gal reiktų eiti į apačią. Pažiūrėti, patikslinti atspalvius, bet dar labai bendrai. Galbūt persipiešti liniją, paliekam, grįšiu prie vandens, nusivalau paletę antrą kartą per kiek minučių. Nes mes žinom, kad jeigu norim švarios spalvos, paletė, teptukai turi būti visą laiką švarūs. Higiena, tokia elementari. Gerai nusivalau teptuką. Ir jau vanduo pasikeitė. Matau dabar gilesnio ultramarino. Šitose vietose. Ir jau matot, aš jau tepu truputėlį atsargiau.
nes iš detalės einu jau į va šitą detalę. Atsiranda žalsvų atspalvių vandenį. Aš jau pradedu matyti jau taip truputėlį daugiau, nes natūralu keičiasi šviesa. Kažkoks ultramarinas subtilus pradeda šviesti tarp akmenų. Jis yra šviesesnis negu tolumas vandens, nes čia tiesiog yra sekliau. Kažkokio violeto įtalpa. Pasižymiu. Neaptepu aplink tuos akmenis, nes ten toksai pagal sistemą toks pabirutis, tai ir tas potėpis gali būti irgi toksai labiau spalva ant spalvos gali užeiti. Matėt, kaip čia dangus susimaišęs su kalnu ir kažkoks atspalvis sušiltėjo, viskas kaip ir gerai. Bet gal norisi dar paryškinti kokį vieną kitą akmenį. Paimu dar tikslesnę spalvą, vienur, kitur, trečiur. O, matau pliažininkus. Nuo akmenų, bet žvilgsnis nuklydo tenais ir galvoju, o gal įtaisyti čia tokius du po to su maudomukas. Jie gal čia gulės, gal man visai bus faina. Nežinau, leidžiam savo žaisti, ar ne? Bet fainai, kad žvilgsnis nuo akmenuko formos nuklydo, žiūriu, kur dar jų yra. Ai, nėra, bet šitie du gulė. Nu, tokie irgi du akmenukai, tarsi, ne? Gal norisi patikslinti liniją. Su šito paskutiniu potėpiu uždėjus matau, kas yra viršui. Matau, kad yra fantastiškas šešėlis, pležiuko gabaliukas. Ten gyvena medžiai. Užfiksuoju, kad jie ten bus. Ir taip toliau. Gal kažkokio galima detalių pradėti daugiau fiksuoti, pereiti. Matosi tame kalne tokių oranžinių vaikaliukų. Daugiau. Prie tų oranžinių atsiranda subtilaus pilkumo. Potėpis nuveda ant tokio šviesesnio kažkokio tais namukai.
Dar aš nežinau, ar aš jų noriu. Ką? Jo, bet kad grina balta, bet kadangi ant spalvos jinai jau tampa nebe balta. Šita buvo per balta, aš iškart prislopinau. Gal norisi atskirti žalią kalną, nuo kur jisai daugmaž. Ir kadangi viskas ten taip virpa, nėra labai konkrečios linijos, ar ne? Ir kaip aš tą potėpį dedu, vėl kažkur kažkas nueina, paryškėja. Uždėjau šitą potėpį, žiūriu į viršų ir matau fantastiško pilkumo kalną. Jis yra šviesesnis už tą žalią. Ir matau, kad jis gal galėtų būti aukštesnis. Uždedu. Su šito potėpiu matau, kad šalia geltono kažkokio atsiranda plėmelis. Virš jo įvyksta mažas kauburėlis. Žalias. Gal čia tą reiktų taip daryti. Matau netikslų kalno siluetą, bet galvoju, kiek jo reikia man čia jo tikslinti. Gal užleidžiu kažkiek dangaus. Siluetas kažkiek keičiasi. Ir kadangi ten jau prasideda tokie sidabrai, man pradeda jungti sidabrą su apačia. Ir galvoju, koksai yra sidabras apačioje. Iš ko aš jį pasigaminsiu. Violeto turi truputėlį, žalsvo, pilkšvo. Maišau. Ir pradedu tiesiog dėti, formuoti tokias šviesas. Kur kokia akmens spalva atsišaukia. Matau šalimais toksai purvinokas vanduo. Užmetu tarpuose kažkiek. Pavarijuoju. Ar norėčiau melsvesnio vandens? Nu gal. Galima truputėlį duoti priekyje. Kažkokie žaidimai detalėmis vėl prasideda. Gal dar per anksti. Vėl grįžtu prie akmenų ritmo, nes jis išsibarstė. Taisau kranto siluetą. Ai, gal nereikia man jų. Nuvalau. Žiūriu, kaip ten dėliojasi.
ten tokios šilumos yra tolumoje, žalios. Bet tai negali būti per žalia. Ir tai negali būti per aktyvi. Mes ją vis dar paturbinam. Nes yra skirtumas šito kalno dalies ir tos, kaip čia vidurinės, turbūt tai pavadinkim. Ir per kokius atspalvius būtų galima truputėlį atskirti sidabrų ir ten daugiau atsiranda. Gal čia per mažai. Šakės, kaip pasikeitė vanduo. Matot? Ar čia aš viena matau? Jūs ten žiūrit irgi, ar ne? Tikiuosi. Ką? Gal šiltesnio? Jau čia per šaltas dedas. Kažkas atsispindi. Dar nežinau, ar aš jį paliksiu tokį ryškų. Dar nieko nežinau. Dar reikia atsitraukti va iš toliau. Ir jeigu tai būtų mažas formatas, jis jau būtų baigtas. Nu, per pusę mažesnis. Bet kadangi jis yra trupučiuką didesnis, norisi šiek tiek įvesti harmonijos. Nusivalau vėl paletę. Ir gal turit kas nors skudurėlį? Dar vieną. Jolanta, turit skudurėlį? Ačiū labai. Indelį irgi prasivalau. Jis jau tuščias, bet ten yra dažų likučių. Nes eisiu prie dangaus. Tai norėčiau, kad būtų švaru. Oi. Ačiū labai. Tai va, realiai, jeigu būtų mažesnis formatas per pusę arba netgi ketvirtadalis, jis jau galėtų būti tokiam etape baigtas kaip etiudas. Bet jūs jau pačios savo nusistatot, kada jis jums baigtas, kiek jums dar įdomu yra lysti į detalę, į tikslumą, į, nežinau, jūs galite ant tos olelės kiekvieną medelį ištapyti. Nu, tiesiog, kiek jau norit. Jūs galite šitą estetiką netgi privesti prie fotorealizmo, jeigu norit. Labai nesunku. Bet kai yra tokia esmė, mes iš karto matom, ką su kuo reiktų dar tvarkyti. Kas limpa, kas nelimpa, ar ne? Ir va šitam etape, nu gal dar prieš 5 minutės, prasideda tikra tapyba. Ką mes vadinam tapyba ir ką vadinam darbu tapybos. Taip užsimetam esmę. Labai labai greitai ir paprastai. Taip, kadangi dar norėčiau truputėlį įvesti darnos danguje, nes jisai yra pagal charakterį. Evelinai, kas nors duosit baltos spalvos. Išgirdau, ar ne, mintį?
Tai norėtųsi dar daugiau danguje harmonijos. Gal tai yra truputėlį mažiau triukšmo. Potėpinio, pavyzdžiui. Ir jeigu čia jau norit, galite visai ir dažyti, nes kiekviena kryptis šį potėpio, jinai gaudo skirtingai šviesą ir skirtingai žibą. Galima su to irgi labai gražiai žaisti. Galima dangų ir pastatyti. Galima jį ir paguldyti. Ir vėl atsitraukiu pasižiūrėti, ar dangus rimsta, kiek jam reikia duoti šalčio aukščiau. Kiek rausvumo įdėti. Aišku, jis yra šaltas, tas rausvumas. Ir ten Violeta, man atrodo, vakar klausė, kaip ten tas šilta, šalta horizonte. Tai va, jau natūraliai dėliojasi. Dangus jau yra su šaltu rausvesniu, yra šaltesnis ir susijungia su šiltesniu santykyje kalno. Ir įvyksta tas šilto, šalto susijungimas. Ir vis mąstom dabar, kiek tos spalvos paleisti. Ir matot, ir potėpis jau gražiai pradeda. Nu, tiesiog, ar ne? Paprastai. Ui. Ir palieku. Nes jeigu norėsiu, dar grįšiu. Nu. Gal norisi trupučiuką duoti kalno ir dangaus santykyje silueto aiškesnio. Gal jis per daug tirps, ar ne? Nu, vat, pavyzdžiui, taip pat nusprendžiu, kad jis truputėlį per daug ištirpęs. Tai ten viską galima apeiti, vėl susižiūrėti, kažko gražinti ir kažką truputėlį patikslinti. Tai nebuvo tas toksai apvedimas silueto, matėt, pakeičiau teptuko kryptį ten, kur reikėjo. O čia, vedžiau, pertapiau truputį. Nu, tarsi įvedam. Nes kalnas jisai neturi tokio silueto nenutrūkstamo. Kol kas palieku, žiūrėsiu, kiek man jo dar norėsis konkretinti ir stilizuoti ir eiti kokį nors ten stilių. Kalnas yra šiltas, imu šiltą rarato žalio ir įmaišau truputėlį esmeraldo, nes jis yra toli, jis jau pagal perspektyvą teoriją turėtų
šaltesnis būti. Ir dar ten galbūt kažką prakonkretinu. Gal gerai tos namelius ten įmesti tokius būtų. Ar ten kiekvieną reikia kopijuoti, nežinau. Gal ir galima kokį netgi ir langą pažymėti ten. Nežinau. Grįžtu į apačią. Vandens linija tamsesnė yra susijungime su smėliu. Tai truputėlį praeinu. Ar galima kažką pabrėžti? Dėl charakterio žiūriu, kad čia tokie dideli akmenys. Galim juos rodyti. Turbūt reiktų, nes charakteringi. Kai žiūri, tai smėlis atrodo toks pats ryškiausias iš tų visų trijų grupių, žinai. Tarsi čia toksai, tipo, jo nesimato. Aš daryčiau jį ko gero šviesesnį. Man toksai dar šviesesnis įdomus. Tai dar nepriėjom prie smėlio. Ką? Iš čia būnint man tai gerai. Man taip prisimerkiu, tai matau šviesiausiai. Ne, gulint labai gerai smėlis. Ne? Aš matau. Man įsispindi. Ne, čia matyt atsistojęs, nes aš nematau spindėjimo. Tai Ten kai buvom, o jinai kitur stovi, jo taip man. Nes man saulė yra Vat atsisėsk, ten ir matysi visai ką kitą. kaip nuo saulės dar. Truputėlį nusprendžiu, kad man čia per daug ritmo. Panaikinu. Atsitraukiu. Vis prisimerkinėjau visumą, pamatyt prisimerkiu. Vis pasižiūriu. Ir šitame etape eičiau ger kavos ir po pusvalandžio grįžčiau dar kartą pasižiūrėti. Nes akis jau pavargo, nebemato. Man kyla įtarimų dėl aktyvios jūros. Bet man kyla klausimas, o tai ją man naikinti ar nenaikinti, nes Kretos jūra yra ypatingos aktyvios spalvos. Mane ir intriguoja ta spalva, bet jinai ten nėra tokia labai ryški. Išgerus kavos, vėl grįžus naujų žvilgsnių, pasižiūrėčiau, gal norėsis ką nors ryškinti. Dar, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, paieškoti
ant priekinio akmenų kažkokio truputėlį ryškesnio žalsvo. Galbūt norėtųsi paieškoti ten kažkokio ryškumo. Jau tokios detalės prasideda. Žinau, va. Nes aš jau beveik nusprendus baigti, ar ne? Jeigu jūs būtumėt nusprendę beveik nebaigti, tai dar čia galima būtų ieškoti, ar ne? Bet va, aš jau dabar išgeriau kavos, man ta jūra vis tiek per ryški, bet aš jos naikinti nenoriu dėl ryškios jūros idėjos, nes čia ne Baltijos jūra. Ir žiūriu, kaip gal vienas kitas ryškumas gali dar kažkur užsidėti. Chaotiškai atrodo. Nu. Bet kadangi paveikslą žiūrim iš toli, tai reikia ir, ir iš tikrųjų. Dabar pamačiau mažą laivelį prisišvartavusi. Mato toks taškelis? Laivelis iš karto koreliuojasi su takeliu. Mato toksai, bet gal geltonesis. Tokia ryškesnė spalva. Dabar nušvito ten labiau. Žiūriu, kaip ten, ar nežvilgsis krypsta per visą plotą. Ir dabar čia visiškas ultramarinas violetinis atsidaro. Kodėl man jo neįdėjus? O čia va štai vietoj truputėlį atsispindi dangaus žalsvumo. Ar aš pergyvenu dėl kažkokių neužteptų vietelių? Visiškai ne, jos absoliučiai netrukdo, nes esmės nekeičia, jeigu aš uždažysiu, ar ne? Visiškai. Jeigu uždažysiu, tai tada reikės labai ir centrą puoselėt, labiau užtapyti ir vesti link studijos, jau tokios studijinės tapybos. O jūs sąmoningai nepabaigsit, ne? Ne, o kam? Ne, aš turiu minų, čia taip šviesiau lygia ruožas, kitų spalvų. Čia? Ne, aukščiau. Čia? Šitą. Čia? Čia va. Aha. Nežinau, man netrukdo jisai, bet galima užbaigti. Aš manau, išryškinti dar daugiau, Čia kiekvienas sprendžia. Dabar truputėlį yra jau spalvos išnaudotas, aš jau tingėčiau. Nu, bet galima. Galima jį visai paraminti. Matot, kaip keičiasi? Tai va. Tai kartais ta neteisybė ir teisybė didesnė. Ten buvo toksai ekspresijos, man kažkokia. O čia toks jau jo. bet jūs ateikit iš šitos. Aš mačiau ir iš anos, ir iš dabar pažiūrėkit, kaip man čia yra charakteris dailininkas.
Mes viską galim pataisyti. Bet kadangi vėl prie dangaus, kas vyksta, nusivalom. Paleid. Suplautam biškį teptuką. Man labai graži šita šviesa virš šitų vietų. Norėtųsi pabrėžti. Baltos jau nebėra. Ten dar daugiau šviesos. Bet nebespausiu. Palikti Evelinai. Žalia su tamsiai raudona, Evelina. Gal truputėlį dar norėtųsi sidabro kažkokio. Jie taip atsitraukinėja ir žiūri iš tolo. Nu, man dangus dabar dar norėtųsi privesti nu ir viskas. Etiudas baigtas. Paprastai. Tos akmenys, kad šešėlė tamsiai žalia su kokia maiša. Araratas su kraplaku ir ultramarinas. Araratas šiltas, ararato labai yra stiprus pigmentas, jisai duoda gylio spalvos, tamsi. Kraplakas yra šaltas, bet aš ten matau raudonų, tarsi violetą galėtų. Araratas duoda žalumą, kurį matau, o ultramarinas pašaltina dar labiau. O gali priminti va tą spalvų, kur yra araratas? Araratas yra va šita va. Jinai va. Tokia kaip tamsi žalia. Tokia. Jeigu aš ją, va, kokia jinai gali būti šilta, kokia jinai gali būti nuostabi, kokia jinai labai į gražius sidabrus galima pereiti. Šiltą, šaltą sidabrą. Į ką norim. Šararato. Nu, jinai tokia labai, aš kažkaip mėgstu tą spalvą. Kalnas yra. Jo. Aš dėčiau tada esmeraldo žalios dėl gylio, tada dėčiau, gal aš su mažesniu, duočiau esmeraldo žalią, tada duočiau pašiltinimui kadmio raudoną. Žiūrėkit, gaunu, matot? Tokią. Čia man ją uždėt. Jo, ir galima eiti geltonus, galima duoti visokių irgi labai gražių pilkų atspalvių. Galima šiltinti dar labiau. Aš turiu klausimą dėl smėlio. Ką žinau. Mėlyna, nu yra šalta. Raudona yra.
Yra geltono biški. Galim dėti. Gelsvo. Oi, per daug. Vėl mėlyno. Vėl to. Baltos aš jau nebenoriu imti. Neduokit, nereikia viskas jau. Ir dabar, aišku, čia dar užtamsit. Nes patys tas spalvas iššoka. Na, taip pašoka. Taip lengva. Jo, labai Žiūrėti, taip. Jo, Malonumas. man tai buvo ta transformacija, kai kalną paaiškino, tai jūra nurimė. Kažkas. Santykėje. Kiek yra svarbu, bet tarsi tokį, kaip sako, focal pointą spręsti jį, ar jisai natūraliai susiformuoti turėtų, ar jie gali būti keli, ar tiesiog iš vis nesų galvos ir tos dienos istorija. Tos dienos istorija plenero yra esmė. Bet taškas kažkoks irgi yra svarbus išėjimo. Pavyzdžiui, aš nusprendžiau, kad man čia yra labai turistinė vieta. Nu, ir man ta vieta neša tam tikrą, ir kokią aš tada pasirinkčiau visai galbūt kitą estetiką. Ir daryčiau tokį labiau pop, labiau švalytą. Taip, ką aš noriu pasakyti. Dabar aš tikrai labai norėjau parodyti jums, kad reikia nebijoti ir pradėti matyti, visiškai nuo plonai. Ir labai bet kokiu potipiu užsimetu. Ir po to galima daryti, tol, kol pasidaro tas taškas, kada jums suskamba kaip paveikslas. Kai va tos dienos istorija įvyksta čia. Jis gal įvyko prieš 10 minučių. Ir reikia sustoti. Jau įvyko, galbūt šis labiau nebaigtas. O aš jau turiu tą istoriją, viskas. Ar noriu dar ką nors papasakoti? O, medžiai. Laidai, kažkoks žalias medžiai. Jūs galite bet kokią, Neturi būti vienas kažkoks, čia dabar bus apie jūrą, pavyzdžiui. Čia apie kalną gali būti ir taip. Kaip mes atsistojom šitam paplūdimy, tai tie kalnai yra šiaip tos įlankos sargybiniai. Bet, pavyzdžiui, jeigu iš tapybos prizmės, yra tokių tapytojų, kur, pavyzdžiui, Eglė Ridikaitė, mes padarysim kitais metais pas ją į studiją vizitą. Jinai darys tol, kol, sako, čia kažkada kreptų irgi plenerė buvo, sako, aš alyvmedžius tapiau visą mėnesį, kol aš pagavau vieną kalną, kol aš pagavau šviesotamsos kryptį. Gal ne mėnesį, savaitę. Irgi pleneras kažkoks buvo, bet kol. Jeigu yra visokių apsėdimų, aš turiu įveikti tą žalią spalvą. Turiu. Ir su šešėliu. Kol neįveiksiu, tol aš nebūsiu laisva. Ir tada veiki. Bet tada reiškia ne 20 vienodų, bet ieškai išeičių, smalsumas. O jeigu tą spalvą, jeigu santykiai aštrinu, jeigu mažinu, jeigu didinu, jeigu ryškinu, jeigu pilkinu, ant balto pagrindo, ne, ant juodo pagrindo. Toksai, ką aš dabar padariau, kas man čia išėjo, kaip man čia dabar gaunasi. Ir ten 5 koks. Pagavau šviesą žalią. Pagavau, viskas. Ačiū. Kas man dabar vėl įdomu? O, šitą spalvą nagrinėt labai įdomu. Labai įdomu, tą pilką. Ir vėl Čia tikrai kaip apsėdimas būna pas kai kuriuos tapytojus. Labai yra daug strategijų, labai daug yra krypčių, labai daug. Bet kad tas strategijas pradėt jas ten pažinti, tai turi vykti visuma detalė. Ir tokiam, pajautime, ant pajautimo. O po to jau nagrinėjam stilius, žiūrim menininkus, skaitom jau autobiografijas, kažkas surezonuoja su tuo menininku, nori nekopijuoti jo, bet įtako, ar ne? Ir po to, iš tikrųjų, kiek menotyrininkų rašo, tai yra normalu. Ten tas ir tas ten buvo to ir to įtakoje. Ir čia bet jis vis tiek kitą kryptį pasirinko, bet to menininko įtako, jis ant jo pagrindo užaugo ir nuėjo.
Čia yra normalu. Ta tokį savo visiškai, visi šiaip ant kažko auga. Turim savo favoritus, bet kurioje kryptyje, srityje ir kurie daro įtaką ir nereikia to bijoti. Kopijuoti? Ne. Ten menininkai, ar ne? Yra dabar daug tokių Instagram'e. Nukopijuoja kokį ir po to savo vardą pasirašo. Tai... Bet kaip savo darbą nedaryti. Kopijuoti yra sudėtinga, tarp kitko. Pavyzdžiui, mums buvo akademijoje viena užduotis su kopija, tai mes važiavom, Kaune gyvenom savaitę laiko, ėjom į Čiurlionio muziejų ir buvo Samuolio geltona moteris. Nukopijuoji, o kitą savo požiūrį įvedi. Turėjom 2 paveikslus rodyti per peržiūrą. Samuolio geltona moteris. Bet kopijuoti yra reikalų, reikia atsekti seką. Nuo ko jis pradėjo? Mes negalim kopijuoti paviršiaus, nes kai žiūrim į menininko darbą, yra gylis. Ten ypač, jeigu ten mėnesiais dirbti, ar ne, yra gylis. O mes kopijuojam paviršių, tai mes nei procento nepaimam tos spalvos, kuri yra. Nes visos apatinės spalvos padaro tą paskutinę spalvą. Visos jos. Tai kopijuojant mes turim atsekti, praskleisti visus potėpius, o kurie buvo pirmi, o kurią jis dėjo antrą spalvą, o kurią jis įdėjo trečią spalvą ir po to kaip jis užbaigė. O tas užbaigimas iš tikrųjų, kiek žiūrėsit impresionistų, atkreipkite dėmesį, tai yra grina paieška. Ne tai, kad aš žinau, kaip uždėti, aš uždedu. Aš grinai ieškau, pataikau, nepataikau, bet tie sluoksniukai, yra kas nuvalo, yra stilius, ne stilius, bet metodas nuvalyti ir iš naujo. Bet pas impresionistus tai ten iš to pataikiau, susidaro visas tas sluoksnis, kurį mes, Monelė, Lijos. Bet ten jis tiek daug kartų nepataikė, po to pataikė. Ir tie sluoksniai, jie susiduria, sudaro spalvos, gylio, mirgėjimo, įspūdį. Tas ieškojimas. Aš ieškau, aš analizuoju, aš studijuoju spalvą, aš studijuoju jos mirgėjimą, aš studijuoju būtį, orą, kvėpavimą, aš studijuoju. Aš žiūriu, man yra įdomu, man yra smalsu. Tai smalsumas, man atrodo, yra iš tikrųjų kūryboje raktas. Kas yra atlikėjas ir kas yra kūrėjas. Kūrėjas tas, kuris yra smalsus. Visai, kai jį gena kažką. O pabandom taip. Klausyk, čia kažką čia sugalvojau. Reikia pabandyti. Ir kažkaip tas naujo, pas mokslininkus irgi, ar ne? Vis smalsumas nuveda į kūrybą. Tai va. Dar klausimų? Jūs rudos visai net nespaudė. Nėra. Ir nenaudojo. O čia kokia buvo čia? Ararato, žalia. Rudą mes susimaišom iš raudonų ir žalių. Araratas ir kraplakas. Magenta irgi padarytų, bet magenta yra peršviečiama, jinai neturi gylio, ar ne? Jos reiktų dėti, tada dėtųsi košę. Košės nereikia. Jeigu dedasi jau čia košė, tada dar košė ir dar košė. Tai gerai, dabar greitai po sakinį refleksijos. Ką išmokot? Aš galiu pasakyti. Taip. Mano klaida buvo. Aš, kai man tai ryško, aš gesindavau šviesą, o dabar supratau, kad reikia ryško. Visi, kas santykėje. Mes irgi apie tai kalbam, ar ne? Uždedat potėpį ir atsitraukiat. Ir sakot, man nepatinka tas spalva potėpis. Bet tada reikia taip truputėlį stabtelt ir sakyti, ar tikrai tu sakai, kad tu čia ne vietoje? Pokalbis su spalva, pavyzdžiui. Gal kažkas gal tau trūksta tiesiog draugo. Ir kažkur uždėt. Tada žiūrėt. Būna, kad viską nuvalai. O būna, suskambo. Per šviesą, per šešėlio gylį. Kažkokie elementai gali būti. Man
tolesnis kalnas atrodo per šiltas, bet tai nereiškia, kad aš jį taisau. Aš galiu pašiltinti artesnį Taip. kalną ir tas automatiškai tampa šiltesnis. Nes Taip. jeigu jis man patiko, ką man jį taisyti. Taip. Galima kitą vietą pataisyti ir santykis Servetėlė? pasikeis. Visai yra santykis. Man va taip įdomu, jis gauna va tą šviesą iš tos pusės, kaip ir šviesa, jis išėjo realiai dangų pašaltino, o visą laiką atrodo šviesoj, nu, šiltinė. Bet po to santykė tai vis tiek. O šešėlį šiltą. Kur šilta šešėlį man parodė. Nu va, galvoju, vat šita ir šita dalis, nu jisai žalsvas, nu jis jo, nu šaltesnis. Bet va čia atrodo. Bet čia ne šviesa, žalias žiūrėkit, garsas. mato, ten yra tiesiog pilkiau. O čia tiesiog žalsviau. Čia yra ten labiau apaugę samanėliam kokiam, o ten labiau uoliena. Nes šviesa tai iš viso, va taip va, nėra labai daug šešėlių. Šiaip šešėlių yra... Dabar atsirado, galim įdėti. Šakės nebėra ultramarino, bet pašaltino. Va čia va. Kažkoksai tu. Ant šito spyglio. Dar kažkiek. Čia atsirado šešėlis. Čia kažkur.